Sveiki visi, aš jums parodysiu, kaip uždirbti savo pirmąjį bitcoiną. Taigi pradedame, ne? Pirmiausia, aš jums paliksiu registraciją po video aprašymą. Čia bus standartiškai vardas pavardė, elektroninis paštas, slaptažodis čia param. Reikės jums bitcoino piniginės, ne? Bitcoin piniginę dabar parodys, kaip reikės susikurti. Tiesiog čia įvesite savo elektroninį paštą ir ten reikės įvesti savo slaptažodį, po to matysite jūsų elektroninį paštą patvirtinimus ir viskas to ir baigsis, ne? Tai va, tiek, ne? Aš po to jums parodysiu, kaip gauti savo piniginės adresą. Aha. Tai va čia, aš esu kitas susikurti, čia yra dar kita ETH valiutos, bet aš jas naudoju. Tai va čia yra jūsų ta, kopijuojam ir įklijuojam čia. Tai va tiek. Nu ką, einam prie reikalo, ne, kaip viskas veikia. Na čia vienas, taip pat paliksiu piniginės adresą po aprašymą. Tai va, kapsi, po truputį kapsi, jau turiu, mato, 1600 satoshi, iki bitcointo dar begalį laiko. Aišku, išsigryninimas, čia aišku, galite jūs palikti savo kompiuterį išjungtą, galite po metų, po mėnesių prisijungti, nesvarbu, jums vis tiek bus pribėgę. Išsigryninimas yra 100 satoshi, tai yra 100 satoshi, tai yra $1, plius minus dabartinių kursų čia kažkur. Matot, netgi ir daugiau virš dolerio yra. Kažkur šiek tiek virš dolerio bus. Šio dabartinių kursų, aišku. Tai va tiek žinių, aišku, čia galima daryti depozitus, nu bet nežinau. Aišku, čia $1 investavus, jums per mėnesį pribir 159, tarkim, doleriai, ne? Nu tai aišku, čia kodėlgi nepadarius to. Bet, aišku, gal aš pats ateityje pabandysiu. Žiūrėsiu, kaip veikia, čia per mėnesį laiko inkomas toks. Tai vat, tiek žinių, jei kas nors neaišku, arba turit kokių pasiūlymų. Laukiu komentaruose. Iki.